valgysiu. Gal pasakysit, kino čia. Jam būt negera, kai kas nors sprogt. Čia bėž toks domblinis. Prisisėjam šiukšlių. Jaučiau žemės skonį. Vabaliukas baigu jau. Tik jie tankas ką valgo. Manyčiau pavykusi ekspedicija, jau dabar pavykusi. Labas. Šiandien kitokį formatą video. Išėjom į mešką. Iškos partizanų. Kažkokių paliktų ženklų, daiktėlių. Galbūt kokį šaukštą, sagą. Daržą saktį. Idealiu atveju daržą saktį su kokias kauliukas. Ir jeigu kažkam vertingesnė rasių, bus perdauta genocidą ir rezistencijos centro arba kultūros paveldo departamento, kam bus reikalinga. Ir jau kelis kilometrus nuėjau, vien pusį 6 kilometrą, nešu 21 kg. Ir kas veikti. Ir namų darbus atsilikau, KPD žemėlapį pasižiūrėjau. Nėra raudonų zonų. Pasižiūrėjau vietų žemėlapius. Niekada tenais nėra buvę. Jokį namą, jokios trumos, nieko. Tai va taip. Ir vakarį gaminsim kur nors maistą, bandysim ant laužą. Arbats iš mažulėlių išsvirsiu. Gražus miškas. Gražus gėniai atsivakščioti. Tau nereik čia šalti. Slėptis. Šilta. Žvėrių takiuką. Kažkokį šlapinti. Patėti kažkur. Įsdavau biškai irgi reikėtų patikrinti. Čia daugia už to galvinis dėžą. Toliau vėl daubė. Dar toliau vėl daubė. Tai šiandien būtų gera patikrinti dalį tų daubių. Ir pernakvoti. Pasigaminti maistą. O rytoj parenant užėti į javkas sotesnas buvo. Gal įsitaisyti vieno to dubį. Čia būtų tokį lygį, bet šitas šiukšlis išmetas. Va, pažiūrėjau, geresnė rasa. Įviesna užpūs. Čia gera, ne? Kon mano. Jo, smėgos to dubį. Aplinkui čia galės kasinėti. Čia dubė, galės toks medžių priaugti, čia net nepakasiu. Čia dubė, ten dubė, ten. Čia vas tam galės tikrinti. Bišį dragnoka. Bus gera. Čia vieslė užpūs. Beveik įdėlį veit. Čia paukštėjom, tai galvos pasidėti visko. Filmuotą pagalį šitą. Tai pagalį. Pasimatau kiek. O, ble. Ble, ką fainai. Vaistas iš lovas. Galvoju, ar man galvoju, nepulį bum.
ar medžiaga, nes nuo žemės atrodo panašia. Čia yra, čia aukštai. Nedagausiu pašansų, čia kokių 7 metrų aukštė. Čia galėčiau ir atsisėsti, jeigu nesulūš. Čia laužiu. Reikės biškai stumbesnių. Pusantros valandos pjoviau tas malkas. Gera kanūda čia į, kiek nori. Žinot, kas šį. Valgysiu šiandien. Galbūt betalė. Na tai va, balonėlis grybų pavalysim. O tu šitą pasirinksiam arbatą. Įmesam kelis. Daug manau nerek. Dar renant aviet stybėlį nusilaužiau. Tai šitą įmesam tų lapokų, aviet įmesam. Ir pustus arbatas. Dar reikėtų laužą užsikurti. Kažko sausaus susirasti. Reikėtų žolių paieškoti. Susitvarkykime visko, Natalija. Pradės temti, kad nebereikėtų slampinėti. O, visai sausas. Mano nerek čia šitą. O šitą radau grybą. Vien sutripiau. O, kiek jau nueita, viena čia pašakėliui. Šitą. Nusiplausiam, gera bus. Detektorius paruoštas. Ko, pabandom, pažiūram, kad šitos daubės aplinkau, kad nu, čia rasim. Signalas. Čia yra vyris. Toks įdomus. Jis yra kažkokios dėžės. Oho, koks aš signalas. Jau atsinešėm kamerą, įsvarčiau. Žiūrėsim, pačiai. Tarp pirštiniais yra pasiimti. Koks geležys bus, nes didelis, kažkam užkabinau. Kas čia, butelis? Ne, kas čia? O! Žiūrėkit. Taikiau.
Может. Тож ішовсь. Тож ось що ж сигнала. Кисельку. Taigi, ten vien daugi žiūrėjo tokie radinukai. Čia šiukšlės. Čia vyris nuo dėžės greičiausiai amunicijos. Ir artilerijos sviediniaus gilzė. Gilzė dalis. Ta tokių nesuradęs. Gal pasakysit, kieno čia. Tai vat, sakyčiau, čia labai geri rezultatą. Neilgą trukau. Čia visai šalia Mongolijos. Rytoj šiandien reikės patikrinti ir pas savo Goliaus pasamų. Nu, dabar ėjom kitur. Na, radinoks iššauts. Toks nedidelis, nežinau. Čia realiai kameras net negali išjungti. Šiaurė giliai rodo. Bus posmetų štykinė ką. Ai, giliai. Kažkoks lygarūdis. Talins. Jam būt negera, kai kas nors sprogti. Tiesiog gelžys kažkoks. Gal skevaldra. Apie juo skevaldra. To dubė niek neradau. To dubė. Amunicijos dėžės kompą metalinį ir tutelis dalį, kur aš jį padėjau, neapžinau, kur padėjau. Pasimsim detektorių surasim. Ai, šitą, bet toks neaištas signalas. Šitą. Čia biškį stambesnis kalibras negu ten, ką radau. Ir amunicijos dėžės kompas. Ir filmuojam, nes tikra čia radinių yra. Vasar yra tokie silpni signaliuką. Pataiškos katrėskai. Pakankama giliai. To nekasu. Nes ir šaknis. Ir šepė reikalų. Nu, labai giliai rodo. 5 padalas į gilį. Čia 5 padalas į maksimal. Visur 5 padalas. Kuo didesnis gilis, tuo didesnį paklaidį. 4 padalas. Žem signalas. Greičiausiai jauts. Metalas. Šitai.
Deci taip nejokia, ir sklančiai žinai, kas čia. Čia normaliai neiššaudės. Bandykim čia. Kol kas nieka. Jau yra prieš žempadžių skaituok. Dar šaknis. Šitą jį. Didelis šaknis į plytas. Na, žiūrėjau. Nukirtau. Jau parodys. Ką fundau bėga. Šaknį nukirtau. Koks čia medis. Beržas šalia. Beržas. Čia jį. Čia tarp plytų, kas čia galbūt tarp plytų. Gali kas nors paslėptis tarp plytų. Blemba, čia va surėms į plytį. Kas čia žin, kas čia galbūt. Pats geriausia gabenėlė. O gėlė išrausia, iš tikrųjų. Matos pagal ranką kiek įkišu. Koks nors su turnėjais bus. Rūdis. Šitą. Vinės. Na jau čia neapkaus. Jeigu vinis yra, bus jau daugiau. Žiūrėm, ką turim. Labrau gerą. Čia reikėtų įsijungt garsą. Jums įdomiau būtų. Tai čia į šitą signaliukų. Ai, gal nukastų. Nebėr čia. Čia šaknim nėte paprasta. Jachis svečiau žemę. Jau bus kakvinėlė. Rūdis, daug rūdžių. Radau kažką. Bet mums yra trup nesupovis. Tai čia yra daug rūdžių įduoda signalą. Į tas. Žodžiu, nieko čia ne. Žiūrama yra paviršiau. Lemka giliai. Pavaik vas sukiš, tada signalas atsiranda. Nu, bandykim. Kažkoks safauts buvo. Gal kažkaip tai dėžutį. O čia pačiam paviršiau. Visai paviršiau. Čia atrodo pačiam paviršiau. Gal čia nebėra visai pats paviršius. Raks kasti. Skarda. Kažkas čia buvo. Контик вибрав. Побіг. Що-то. Або стопрос. Чи пусто на консервус.
abiejus galvus paplokštent, aš nežinau, čia kažkokį kaip kniedį, bet ne kniedį čia buvo. Toks stiprus aiškus signalas, bet rodo, kad pakankamai giliai. Bet nekasiu aš tai. Nu, davai kasam. Nors tai gera, kad pavyko greit surasti šiukšlę. Viskas. Pertraukėlė. Atsikvėpti. Davai, kuriam žiūrim, kad čia gausios. Sako, laužiaus deg, ir grybus nusiplauti. Ir arba tavo net pasisemti. Čia biškį toks dumblys. Neprisisėmt šiukšlių. Arba čia biškį šiukšlių. Čia va svarbus prie žulių. Nes paprasčiausiai nustumti. Viskas. Arba aptariam. Vietos biškį nusiplauti. Čia biškį žemės išsikratyti. Gaminu faršą su daržovėm ir grybas prisirinktas balandžio 2 dieną. Kaip gausias ant laužą, žiūrėsi, nėra bandyta ant laužą. Man grybą, katram gal ant grybų uždėjo. Grybai. O, radau šitą vien grybą. Grybas valgysam. Nu, nedaug to buvo, bet iš šitai grybas, va, tai dėstis. Reikia čia kepti iš tikrųjų. Pilniau ant lijos ir biškį vandens iš ežero dabar įpyliau, kad neprisvautų. Dar cukinį vėliau uždėsim. Taip kep, čia ilgoka keps. Nu, my idealiom sąlygom valom laigą ant stulpo gamint. Nepanašu, kad aš būčiau ant laužos ten iškėpti. Ant užary. Šiek tiek prieskonių. Aš naudoju sauda žvėrienai. Ir šiek tiek druskas. Tas bus daug daržui. Dar cukinį įdėsas. Dabar biškį apkėpti. Grybą susitryn mačiau. Bet neturiu man valgyti. Nepasimau šakutį. Bet kažkokį mentelį išsidrošti. Sukan aš čia kabinšu. Dabar laip apkep. Dar sudėsiu cukiniai ir 2 pomidorus. Nusipjoviau tik lazdyną. Biškį pasiploninsiu šanu. Kvep skane. Jautis kaip jau mėsą kep. Kafas greit gaunasi. Morkas suminkštėjai. Šiaip norėčiau apkepinti. Gautų skaniau. Nu, kaip pasidarbo.
Karšas. Gegutis batuka. Morkas, svogūną, cukinį, pomidorą ir prieskonį. Reikės biškį, kad nudžiūtų. Reikia buvo išgarnau, kalbėdami. Kas geriau. Skaniau bus. Dabar čia toks troškinys, nežinau kas. Ir arbatas jau užskaisiu. Manau, kad pasigamėlė. Pagaliam arbatą užsikaisti. Čia dar kažkoks šapėlis sigaretė. Pamėdžiu. Man skanu. Žiaurė kašta. Neblogai, tai gegutis batuka. Na va, pavalgiau arbatą. Užvirmo arbatyti. Kaip skaniai kvep. Gal tai biškį neplaukėjo kažkas. Bet kvap tikrai gera. Biškį, tegu pravėsti. Nežinau, gal jėti, dar su detektoriu paieškoti. Dar šviesiai. Fainė, laužas spraks. Jam su detektoriu, tai arba tegu pravėsti. Įdomu dalyk radau. Jau parodysiu. Plytą. Aš esu susitacijų vibracijai garsas ne, bet tai jau pakeisiu. Plyta, paprasta plyta. Kažko į plito. Karbon. Nu, šiandien užteks tikrai, pavargau. Vien tik atėti, tų malkų prisipjauti. Apskaniai. Skaniai. O kalbant apie gegutis batukus, tai aš jaučiau porą, jaučiau valgydams. Bet jaučiau žemės skonį. Aš ant žiedų nuploviau, bet ant reikėjo gal per žemės ištraukti, nupjauti. Gal nupjauti, gal kažkaip kitaip daryti. Tai nedaug nutepau, tai nieko tokio. Pabandyti įdomią. Katras yra šviežių grybų balandžio 2 dieną ragavisi. Miškį prisirinksiu balandžio 2 dieną ir katras jį valgys. Nedaug tokių tie. Sugerkim arbatas, pakasėkim. Čia savo SB termus pasimėjau. Dungtėlį, katras yra to pačiu ir paudėlis. Termus neėmiau, nes nebebuvau veids 40 litrų kuprinį. Iš tikrųjų buvau iššūkis į tom kuprinį sutilpti. Net ne viskom pasimėjau, norėjau bananų pasimti, nepasimėjau. Nei termus neėmiau. Ir aš manau, tokiam reikalui reikėtų bent 60 litrų, gal ir daugiau.
visą mantą, tai būtų kuprinė, visa įranga, kastos, detektorė, 21 kg. Nebūčiau pagalvojęs, kad tai, kas susidėjau, stiprią sunkią jauts, galvoj pasversiu. Tai prieš dedant tikrai nebuvo neminčių, kad galėtų tai būti 21 kg. Arba skaniai. Dar biškį pasidėsiu ir esu atsigulęs. Tu daubį šitą nesitaisiau. Gerai, tą daubį iš tikrųjų. Pasimėjau tą tentą, galvojau vieną šoną pasidaryti. Užsidėti vieną šoną, bet mėgoti po atvirų dangų. O ką radau tą daubį, tai... Bet tu švariai, jį daug čia daubių. Bet čia daug, nes toks švarus. Tai ten tai japat pasiklojau, mėgmaiškai nenusitepti. Bet vaistas iš tikrųjų geras, ar ne? Mėgmaišis padėts. Mėgos su drabužės. Pasimėjau storus. Kažkaip žvejyba buvo pierikis, prisimintų nurašį. -10, -20, nebeprisimenu. Aš apsimausiu. Svarbu, kad nepradėt lyti. Viskas. Amaro. Labas rytas. Matau, kad manęs nesimato. Po 6:20. Visi paboda. Visi paboda. Besok. Nesinori nelyst lauk. Buvau išlindęs, bet... Kažin kada saulė patekės. Man jau tek kažkur medžių viršūnės vos apšveit. Bet kai pradėtų mešką šveist, tai jau būtų normaliai. Bet mus tiek negulėsiu čia. Kai paukščių balsų. Tai manau, kad naktį tikrai buvau su partizanas. Daug minčių apie mus. Bandymas pajuosti, ko nejot. Ko neįsivaizdavo, ko galvoj. Galima aš šiek tiek prisiliečiau prie istorijas. Čia labai didelis tas plots. Ir kalbant apie metal detektorių. Čia viskom patikrinti neįsivaizduoju. Nes dabar kažkodėl apteiksiu su 100 hektarų plotį. Beveik kvadratinį kilometrą. Tai neaišku, gal dar daugiau, bet ir toną. 100 hektarų apėti.
jeigu sąžininga pėtė, kai 1000 dienų, kas gautus plus minus 3 metą. Kiekvien dieną ant 3 metus. Tai galit suprasti, įsivaizduoti, kad tom, ko aš patikrinau, čia į 0. Nu va, atkeliau pagaliau. Dabar yra po 9:20. Buvo anksčiau atsikėlis, po 7, bet žiauriai šalant buvo, tai jau atšils. Jau į dabar jau iššilčiau, nes po 7 buvo visok. Ir atsikėlus, kadangi neteisė namie jau dar žadu kasti, tai ko aš galvoju čia, įsisukau atgal ir toliau mėgau. Dabar reikia susirinkti šmutkis, susitvarkyti viskon ir esu ketveit pakasti. Čia nebaigiau kasti, esu kitur ant tų kalniok ir paskiau bandysiu atrasti apkasą, kur paklyds buvau radęs. Nežinau, ar šiandien atseks ton apkasą, bandysiu. Tai dar ant to kalniok ten užlipti, kažkokių liktai veiklos požymių buvau. Svabaliukas mėgojau. Nu, toks grats buvo. Nebė. Reikėbis. Paleskim kur nors. Nepriminčiau šiandien čia, nesu detektorius. Paskui susirinkau. Ir dabar reikėtų savo golveitų pasitikrinti. Gal geriausia radinė buvo panogars. Šitą metaus skardos galaus. Iššauta, šūta. Daugiau niek nebė. Reikia visą laiką patikrinti. Kažkoks geldžiuks tuo pačiu daubė, nes supipsėjai ištraukė kažkon ir nuėjo, o pati dakas nors. Dar vienas geldžiuks. Nu, manau, kad savo guolį išiškojau. Vieną gilzik radau. Ir kelias šiukšlis. Nu, va, iš čia paliktų savo vienas naktis viešbutį. Dabar iki kitos vietelės. Nu, va, atėjau ant tų kalniok. Čia patikrinsim ir esam prie apkasų. Ir kaip įdomia, daug tų daugių. Na savo gabalas didelis stors. Labai stors. Nu, apie 1,5 centimetrų stori. Kažkaip galbūt. Skivaldra. Ne?
Čia taip pat nuplyšė, matos. Nuplyšė. Ir čia šitą matos netgi su tokiu išskubėm. Kraštą nelygiai. Aš nežinau, kas čia, bet tikėtinkas kavaldra. Pelk matos apačiu. Čia tai palga. Manau, dabar reik mano pėtį. Ten per to nepesu. Ten šlaitį. Tai apkasa turėtų būti, jeigu gera prisimenu. Vien kartas buvusi. Manyčiau pavykusi ekspedicija, jau dabar pavykusi. Surasta kovos žymių. Prisiliesta prie istorijais. Jau galvos soks, iš tikrųjų, kiti variantą. Kiti video soks galvo. Tariama apkasa čia. Ten šitą fingiuotą soks ten. Tai jau lengva radau. Nu, buvau daug jau, buvau dar ten, bet aš jau nebestan. Taip pat įdėme. Čia toks staigus posūkis. Čia vėl posūkis. Čia vat posūkis, tepen, paskiau tepen. Ką paruot, kaip Ukraino tep iškasta. Čia jau pusrytoks pasidėjau, pusrytėm bus skandaunyti, kad man perku nefasautą, pavadinam jį. Ir sūdytą lašiš javukat. Bliam neatsildystą. Baigė apie 12 valandą. Iš tikrųjų dabar bus taip skane, kaip nuėjusi į kokį kavinokį restorane pavalgysi. Ir nebūtina, kad maistas geresnis, bet aplinka aktyvoms jis daug savo. Greičiau tėpkis, noriu valgyti. Žiūrėjau, skruos nenoriu atimti. Iš čia matos gera kumpa. Čia pro medį, pro apet praeina. Antep. Ten sokas. Bišktep. Nu, grina kaip Ukraino. Bet patikrinau. Nu taip, sakyčiau, gan paviršutiniškai patikrinau. Niek neradau. Į to nėra labai daug šapų prikrėti. Tik čia nepatikrinsi. Tai čia ir prikrėti. Ten toliau nuėjau irgi. Tai biš šonus praskanavau. Įdomus dalyks. Žiūrėjom nukarsis mėnes. Mums dar gyvs. Beržus. Šlaputėlė. Nors mėdį nukirta, bet mums dar nemėri. Na va, parėjau į mašinuką. Stiprias sukaitau, iškart nusirengiau. Vis trūks viskas, pečius bišį paspaudė. 26 valandas miški. Šiaip praėjai greta tas laiks, viskas buvo gera.
kaip sekės, matėt, vertinkit jūs. Jeigu pateka, spaudam like, užsiprenumeruojam. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų video.